Ačiū labai. Na, antrąjį projektą teikiu statuto 78 straipsnio pakeitimo projektą, prašantį papildyti 78 straipsnį antrą dalimi, kuris sako, jeigu etikos ir procedūrų komisija pripažįsta Seimo nariui padarius daugkartinį Lietuvos Respublikos valstybės politiko elgesio kodekso pažeidimą per einamuosius metus, etikos ir procedūrų komisija gali siūlyti Seimui skirti Seimo nariui piniginę nuobaudą. Na, etikos ir procedūrų komisija Seimo nariui pažeidus valstybės politiko elgesio kodeksą gali pripažinti pažeidimą, rekomenduoti ateityje vengti elgesio, kuris sukėlė pažeidimą, atsiprašyti galimai įžeistų žmonių dėl politiko elgesio. Tokie sprendimai anksčiau priimami buvo ir gerbtini tiek politikų, tiek visuomenės. Tačiau šiuo metu paviešinus, kad vieno ar kito politiko veiksmų buvo kreiptasi į etikos procedūrų komisiją, reakcija būna labai dviprasmiška. Na ir kas? Etikos ir procedūrų komisijos sprendimų devalvacija nedaro jokios įtakos politiko elgesiui ir nėra mokomasi iš tam tikrų pažeidimų konstatavimo ir tokiu būdu tiek Seimo narių garbės ir Seimo narių pozicijos yra nebegerbiamos ir reputacinė žala yra milžiniška. Jeigu atrodo, kad tai yra nepraktikuojama kitose Europos ir pasaulio parlamentuose, tai yra tokios praktikos, tiesa, jos yra labai skirtingos. Vienur Seimo narys ar parlamento narys yra nušalinamas nuo posėdžių ir tokiu būdu sumažinama jo alga, ar Europos parlamente pirmininko siūlymų gali būti sumažinami dienpinigiai. Na ir panašus atvejai, kuomet taikomos piniginės sankcijos. Tai be Europos parlamento Jungtinėje karalystėje, Kanadoje, Čekijoje, Lenkijos senate, Bulgarijoje, Izraelyje, Liuksemburge, Moldovoje, Rumunijoje yra taikomos panašios piniginės sankcijos. Taigi, lauksiu jūsų klausimų ir tikėsiuosi teigiamo sprendimo. Dėkoju, jūsų noriu paklausti šį kartą net 5 Seimo nariai. Pirmasis klausia Vitalijus Širšniovas, ruošiasi Eugenijus Gentvilas. Labadiena dar kartą. Pavarčiau aš jūsų dokumentus, ieškojau ir niekur neradau, kokį panašiai jūs sumai norite apmokestinti Remigijaus Žemaitaičio veiksmus. Suma nenurodyta ir tai daryta sąmoningai dėl to, kad ir kituose parlamentuose nėra nurodoma suma. Nurodoma suma skirtų arba kažkokį procentą skirtų etikos procedūrų, neskirtų, o siūlytų etikos procedūrų komisiją tvirtinti Seimui. Tai čia pagal pažeidimą, pagal pažeidimo dažnumus ir panašiai. Klausia Eugenijus Gentvilas, ruošiasi Jurgis Razma. Nepaisant jūsų komentaro, aš vis tik pasigėsčiau tam tikros sumos, nuorodos 0, kažkiek. Arba galbūt galima kalbėti ne apie Seimo nario atlyginimą, bet uždrausti teisę, atimti teisę kuriam laikui naudotis parlamentinėmis išmokomis. Tai kokia Šimonytė sakytų, aš vis tiek nesinaudoju, bet tas, kas iki galo išloja sandėlį, tas labai pagalvotų. Antras dalykas galėtų būti tarpinis toks sankcionavimas, nebūtinai piniginis. Tai reikia titulą suteikti. Kaip nusikaltėliam yra recidivisto titulas, tai pirmiausiai turi būti pripažįstamas etikos recidivistu. Pavyzdžiui, kokią nesakysiu pavardės. Kas nors pripažįstama etikos recidiviste ar recidivistu ir tik po to, jeigu tęsia tą recidivisto veiklą, nubaudžiamas šitą finansinę nuobaudą. Ar negalvotumėt apie tokius pataisimus? Na, matau, kad idėjų yra. Dėl to aš tikiuosi, kad šiandieną šitą diskusiją nepasibaigs neigiamų balsavimo, o tik prasidės. Na ir tuomet galima būtų diskutuoti apie įvairius modelius ir įvairias sankcijas pažeidus daug kartų politiko etikos kodeksą. Klausia Jurgis Razma, ruošiasi Andrius Bagdonas. Na, kadangi dėl jūsų įstatymo projekto taikymo objektų akivaizdžiai tampa Nemuno aušros lyderis, kaip manote, ar šios frakcijos nariai neturėtų nusišalinti nuo balsavimo, nes čia galima išvelgti jų interesų konfliktą, kad lyderis nepatirtų tokių sankcijų?
Na, kadangi į statuto nuostata nėra įdėta nei pavardė, nei nurodyta politinė jėga, o taikoma visiems politikam, na, laikantis tokios logikos, visi turėtų nuo to nusišalinti, tai to nereikėtų. Kviečiu balsuoti visų frakcijų atstovus. Klausia Balsuoti Andrius už. Bagdonas, ruošiasi Giedrė Balčytytė. Dėkoju posėdžio pirmininkė už suteiktą žodį. Tai gerbiama kolegė, aš netaikyčiau čia vienam ar kitam asmeniui tiek šioje kadencijoje, tiek prieš tai buvusiose kadencijose yra asmenų, kurie pažeidžia kartais politiko elgesio normas, bet tai jiems tampa pamoka ir ateityje jie stengiasi tokių pažeidimų nebedaryti. Bet mes kalbame apie tuos asmenis, kurie nuolatos daro pažeidimus, menkina parlamentaro vardą, parlamento vardą ir vis dėlto galvoju, jūs orientuojatės tik į pinigus. Aš gal galvočiau, ar nereikėtų vis dėlto apriboti užimti tam tikras pareigas, kaip savivaldoje yra reikalaujama, na, pavyzdžiui, etikos komisijoje arba kontrolės komisijoje, kad nepriekaištingos reputacijos asmenys būtų. Gal vis dėlto, reikėtų parlamentui svarstyti nesiorientuojant į vieną ar kitą asmenį, bet nustatant į ateitį, kad vis dėlto, jeigu nuolatos žmonės pažeidinėja valstybės politiko elgesio normas, kad nėra tai visiškai toleruotina. Tai aš siūlyčiau pradėti svarstymą. Puikus siūlymas. Tai vėlgi pasikartosiu, šiandieną pateikimo stadijoje balsuojant už, mes pradėtumėm apskritai diskusiją. Galutinė statuto norma nebūtinai tokia turi būti, nes Seimas yra diskusijų vieta, ar ne? Tai yra tik diskusijos startas. Tai manau, kad atidarius šitą diskusiją ir tikrai diskutuojant, ir čia tikrai aš neįvardinu nei vienos partijos, nei vieno politiko, tiesiog mano manimu, turėtų būti kažkokios rimtesnės sankcijos negu tik įvardintas pažeidimus, kuris dėja šią dieną yra nevertinamas ir tai nėra kažkoks tai dėmė, reputacinė dėmė pačiam politikui. Ir paskutinė klausė Giedrė Balčytytė. Ačiū labai, miela kolegė. Tiesą sakant, kadangi atvėrėte diskusijai galimybę, aš noriu įvesti dar vieną dedamąją. Vis tik tokiai sankcijai rastis, galbūt turėtų būti ir kiek kitokia, kitaip formuojama pati etikos ir procedūrų komisija, nes gal ji turėtų būti vis tik tai pariteto principų formuojama, gal turėtų ir išorės ekspertų dalį, nes kaip yra dabar, ar ne, juk už tuos pačius nusižengimus daugumos atstovai gali būti neįvertinti, opozicijos įvertinti arba atvirkščiai tiesiog vienos ar tom pačiom sąlygom skirtingi būti sprendimai vien dėl to, kad dauguma turi daugiau balsų. Tai ar pati etikos komisijos kompozicija jūsų manymu neturėtų kisti arba neturėtumėt minčių dėl jos sudarimo tam, kad visos sankcijos galėtų efektyviai veikti ir visiems vienodai? Iš tikrųjų, etikos procedūrų komisijai, nors yra dauguma vis dėlto atstovų iš pozicijos, bet pirmininkas ar pirmininkė yra iš opozicijos ir dažnai balsuojant lygiai pirmininko balsu priimamas sprendimas. Tai etikos procedūrų komisija yra jau tokios konstrukcijos, kad galimi sprendimai, neatsižvelgiant į politinės preferencijas ir mes šitoj komisijai dirbant, iš tikrųjų ne vieną sprendimą esam priėmę ir daugumos atstovų balsais. Tai nėra tik tai opozicijos sprendimų ar daugumos sprendimų, tam reikia iš tikrųjų gana aiškaus sutarimo. Todėl mano manimu, šią etikos procedūrų komisija tokia, kokia jinai yra, jinai ir turi prielaidų būti arba priimti mažiau politizuotus sprendimus dėl savo sudėties, bet vis dėlto įvedami du barjerai, tai etikos procedūrų komisija ir pats Seimas, kad tai būtų kiek įmanoma daugiau procedūrų, vengiant to politizuoto sprendimo. Dėkoju, jūs atsakėte visus Seimo narių klausimus, motyvai, prieš kalbės Birutė Vėsaitė. Gerbiama kolegė, jūs turbūt perskaitėte Teisės departamento išvadą, kad jūsų siūlymas nedera su Seimo kaip politinės institucijos prigimtimi ir esme. Bet nenusiminkite, aš turiu jums pasiūlymą. Aš siūlau prasižengėliui siūlyti bausmę keliais 3 ratus apie Seimą. Apie tai pranešus socialiniuose tinkluose.
O pinigus galima susirinkti būtent pardavinėjant bilietus į egzekuciją. Kol kolegė kalbėjo prieš, atsirado norinčių kalbėti už kalbą Eugenijus Gentvilas. Aš, kadangi balsuosiu už šį projektą, tai iš karto pildau. Yra Simno bažnyčia, o jos pamate yra toks nuodėmio atleidimo akmuo. Atsiklaupi ir daužai galvą į tą akmenį. Tai ten mažai, kad gerai žino tą akmenį. Motyvai išsakyti, apsispręskime balsavimu dėl pateikto įstatymo projekto ir jei Seimo valia tokia bus, atverkime galimybę tolimesniam svarstymui. Kas pritarėte, balsuoti už, kas manote kitaip, balsuoti kitaip. Balsavo 79 už 36, prieš 26 susilaikė 17, po pateikimo nepritarta, apsispręskime dėl tolimesnių veiksmų, balsuojame alternatyviai, kas už tai, kad grąžinti projektą tobulinti, balsuojate už, kas manote, kad projektas turėtų būti atmestas, balsuojate prieš, balsuojame. Balsavo 75 už 36 prieš 39, projektas atmestas.